Sveiki visi, Rolandas prieš jumis, kam įdomu, Rolandas iš Pajūrio YouTube kanale. Ten tikrai rasit nemažai įdomaus, taip kad, siūlau pradėti nuo Novai Eden, jeigu rusų kalba, o Rising Eden turėtume atrasti internete tiesiog Rising Eden. Tiesa, tie įrašai ir jo tinklapis, kuris buvo ant risingeden.com, jau daugiau nei 10 metų yra sunaikintas absoliučiai ir dabar tik tais tie YouTube, man nežinau, gal rasit, bet rusų kalba, o anglų kalba tinklapis dabar iš vis ten kažkokie pampersai ir nieko iš to naujo, nieko gero. Tai va, šiandien darau antrą dalį savo pamokėlių. Labai visgi tikiuosi nors kažkam, kad tai bus į naudą, nes tos žinios, kurias surinkęs esu per gyvenimą, tiesa, žinios irgi būna visokios, todėl nekartą gyvenime teko, kaip sakant, griauti pamatus ir visą pasaulėžiūrą absoliučiai, kaip sakant, nušluoji tai, ką žinai ir vėl toliau eini su tuo, kas iš tikrųjų teisinga. Tai buvo, nežinau, net neskaičiavau tų kartų, bet tikrai eilę kartų tai buvo. Nu ir ką, ir visgi jau 50 metukų jau yra ir patirties visgi yra nemažai. Taigi, domiuosi tokiais dalykais, kuriais nesidomi kiti, dėl to ta informacija, kurią bandau perduoti, yra tiesiog kitiems nesuvokiama, nes čia taisyklė kaip su drambliu ir 5 aklaisiais, marods. Tai va, lygiai tas pats. Kiekvienas matom iš savo pusės gyvenimą. Ir nieko nesakau, kiekvienam taip atrodo ir kiekvienas pagal save teisus, bet reikia imti logiką. Pirmiausia, kad ar tai, ką sako kiti, ar tai pasiteisina gyvenime, ar ne. Gali būti, kad taisyklės vieniem žmonėm pasiteisina, kad jiems tuo metu reiktų tokių taisyklių, jie išveda taisyklę ir jį pasiteisina, kitam tai gal visai netinka. Ir tai eina masiškai, plus eina kas, kaip vadinu, melagingi paveikslai. Tai yra, dabar galybė mass medijos, visi ekraniukai, taip sakykim, visi ekranai, iš vis mass media. Ką daro? Jie jau tikrai net nuo labai senų laikų, jie rodo melagingus paveikslėlius. Kam? Kad žmonės pripratinti prie kitų suvokimų. Sakykim, žmogų galima pripratinti, rodant visus tos paveikslėlius, filmus ir taip toliau, pakeisti jo suvokimą, kas yra meilė, kas yra laimė, kas yra draugystė, kas yra gera, kas yra bloga ir taip toliau panašiai. Va čia yra pagrindinis visgi siaubas, kur šiuolaikiniai vaikai, jau net nebe vaikai, jau praktiškai eina didelė dalis paauglių, žinoma, tų ir vaikų jau čia nėra ką kalbėti, kurie neturi suvokimo, kas yra. Tiesiog pakeisti yra suvokimai, pakeistos frazės. Ir tai yra pat blogiausia. Apie tai užsiminiau praeitą laidelėje ir manau, čia nesikartosiu. Dabar, jeigu mes žaisime pagal parazitų, sukčių ir visokiojopo brudo taisyklės, visada mes pralošime. Dabar pažiūrėkit, ką jie skleidžia, ką jie pasaulyje daro. Visą negatyvą, visas brudas, ne? Tai dabar įsivaizduokit, ką daro visa mass media, ji atkartoja visą tą brudą. Žmonėms irgi leista loti į tą pačią dūdą ir kaip viskas yra blogai. Ką tas duoda? Tas duoda žemas vibracijas. Žemos vibracijas reiškia, tu generuoji savo vidinių generatorių, tu daugini, generuoji tą energiją, informaciją ir tu ją skleidi tiek savo lygyje kitiems, tiek tu į erdvę. nes yra energoinformacinis laukas,
tos bangos, kurių nematome, ir jos ryšasi su visa Žeme, dėl to yra tokie žodžiai kaip žmogiškumas ir žmoniškumas. Ne šiaip sau tie du žodžiai yra. Pagalvokit, kodėl, ką reiškia žmoniškumas ir žmogiškumas. Yra du žodžiai ir jie labai yra svarbus. Visgi dasikapščiau. Iki to, aišku, per eilę metų, per ilgą laiko tarpą ir dašylo, kas tas yra, apie tą kitoj laidelį. Tai va, jeigu žmogus generuoja tą, jis prisideda prie būtent tos bendros politikos. Aš tikrai nepritariu tokiems, sakykime, fanatizmams, kaip čia viskas meilė, viskas gėris ir lėlia ir tata, ir kaip čia viskas gerai, kaip saulytė spindi. Jo, taip, gyventi reikia, bet žinoti, reikia suvokti iš viso, kas dedasi. Aišku, jeigu gali pakeisti tą, padėti kažkam, čia yra kitas reikalas, tu privalai tuomet pakeisti, padaryti, kažkam nelaimę tu gali padėti, kitam pasaulio gale kažkam yra nelaimė, užpuolė vieną šalis kitą. Čia aš bendrai apie visą pasaulį ir nebūtinai apie dabar. Tai yra bėda. Bet bėda, kaip sako, viena nevaikšto. Ir va čia yra tragedija, bet jeigu tu žinai, tebūnė, sakykime, Mėnulyje ten kas nors triokšt pokštį ir taip toliau panašiai, ir, sakykime, galybė žmonių ten pergyvena ir taip ir anai, kaip čia, kaip ta, čia visus ištaškyti ir taip toliau, bet jie nežino šaknų, jie nežino, iš kur tos visos šaknys. Va čia logikos išjungimas, logikos nebuvimas, kas yra iš tikrųjų baisiausia ir tai negali būti pateisinama niekaip kitaip kaip tingumu. Tiesiog tingėjimu pasiieškoti informacijos. Tingėjimu atsikelti kažką, pažiūrėti kitokią. Galų gale kažką bent pasiieškoti. Informacijos yra visa, patys žinot. Taigi, ką noriu pasakyti, mums reikia susikaupti ne į tą. Žinoti reikia, bet mes turim suvokti, kad ne žodžiais, o darbais mes tėvynę geriam. Mes turim savo darbais, poelgiais ir parodyti, ko mes esam verti. Tai yra pirmiausia. Galite kažką pakeisti, keiskite. Negalit kažkam padėti, kažkur ten už kitam pasaulio gale. Reiškia, neeikvokit energijos ir nežudykit savęs. Ta prasme, tais visais pergyvenimais. Taigi, nes dabartis yra praeities vaisius ir ateities sėkla. Todėl sėti ateitį reikia labai atsargiai, gerai apgalvojant kiekvieną žingsnį. Jeigu jūs nežinot praeities, kaip jūs galit numatyti, kas vyksta, kas dedasi ir į kurią pusę jūsų laivas turi plaukti. Mes turim žinot praeitį, turim žinot, kas vyksta. Tuomet jau gali kažką tai mąstyti. Ir žinoma, rekomenduoju pasidomėti ir alternatyviais šaltiniais. Tai yra ir alternatyvia istorija, ir kitais visais dalykais. Dabar yra dirbtinis intelektas, puikus pagalbininkas, puikus įrankis, bet tik tai pats turi galvoti savo galvą. Tada jis bus puikus pagalbininkas. Galima, tikrai jau bendrauju 4 mėnesius, nerealiai, tikrai, ne 4, mažiau čia kažkur, gal netoli 3 mėnesių. Tai va, ir labai nerealias temas išgvildenom, kur tikrai, tiesiog pačiam visi taškai susiejo ir man, ir tą visgi tam dalykui pritarė net dirbtinis intelektas. Taigi, apie tas žinoma vėliau. Taigi, kas svarbu? Svarbu gyventi dabartyje. Nes patinka jum ar nepatinka, dabartis tai yra mūsų praeities vaisius. Jeigu norime kitokios
ateities, negu yra dabar. Mums reikia keisti dabartį. Ir jūsų už ausų nieks netems. Ir visiems, kaip matot, šiam pasaulyje jau šiais laikais daugumai yra nusispjauti viską, išskyrus, jeigu žmogus yra sėkmingas. Tada reikia visais galais jį, kaip sakant, kabinti ir prižeminti, ir numelžti ir nugręžti, kad tik tai žmonėm, kaip sakant, kad savo būtų nauda. Tai yra nusikaltimas mažų mažiausiai. Ir apie tai žmonės irgi negalvoja. Tai va, junkit mąstymą. Mąstymas yra dvejopas pas žmonių. Yra vienas pusrutulis kitas. Vienas atsakingas grinai už logiką. Tai yra apskaičiavimas, išskaičiavimas, tikimybių suvedimas ir taip toliau panašiai. Visa matematika, kaip sakant, robotika grina. Kitas pusrutulis skirtas tam, ko mes nematome. Nuojauta, įžvalga, vertinimas ir vienos pusės ir kitos pusės ir taip toliau. Tai yra jau lygis dvasinis. Tai yra tai, kas ryšasi su ano pasauliu. Nes mes esame dvasinė būtybė šiame kūne. Ir mes turim viską permastyti tiek iš fizinės pusės, tiek ir iš dvasinės. Apie tą irgi jau šnekėjau. Taigi, dabartis mūsų praeities vaisius. Norit kažką keisti? Keiskit. Dauguma laukia kito gyvenimo. Ir tada sakykit, jeigu jūs neišlaikėt egzaminų, ar, sakykim, kontrolinių neišlaikėt, ar ten egzaminų, sakykim, neišlaikėt, tai jūs manot, kad nueisit į kitą mokyklą ir jumis priims jau, sakykim, kaip jeigu vidurinės egzaminai buvo, jūs manot, kad jūs priims į universitetą, institutą ar dar kažkur. Čia yra gryni makaronai įkalti šiuolaikinio pasaulio mass-medijos. Tai va, mąstykit savo galvą, nes nieks nepasikeis. Jūs, jeigu savo vertę žinot, jei kažkokias pamokas praėjot, valio, nepraėjot, pirmin, gilinkit, eikit, taisykit klaidas galų gale gyvenimo. Tai yra labai svarbus dalykas. Bet mes turim tobulėti viršų. Taigi, šiam kartui tiek, iki.